Ar pirkai šiandien sūrelį parduotuvėje? Taip. O kiek sūrelių pirkai? Kiek nupirkai sūrelių? 2. Šiaip tai visom sesėmis pirkam sūrelius, visom, kad visom užtektų, taip? Salomėja, kiek tu turi sesių? Daug. Linai, ir norėtum dar vienos dukrytės? Ne, kažkaip aš nesusimastau apie dukrytės, man tai kažkaip tai gal ir daug man 5 moterų namie. Linai, norėtum būti laisvas, be šeimos, skraidyt kada nori ir kur nori. Skraidyt kur nori ir kada nori norėčiau, bet šeima tai mano ramstis, mano gyvenimo tikslas ir aš kitaip neįsivaizduoju savo gyvenimą be šeimos. Ar tu dar mane myli? Taip, vis dar tave myliu. Po 20 metų bendro gyvenimo. Ramunė, papasakok, kaip tu jautiesi, ne čia, bet aplamai, kaip su šeima būdama? Šeima mano pasididžiavimas, mano džiaugsmas iš tikrųjų. Linai, kiek norėtum turėti anūkų? Nežinai, kažkaip dar nesusimašiau apie anūkus, dar kažkaip per daug jaunas. Mūsų Salomėja vis klausė, kuo norėtum būti. Ir aš jai atsakau, kad norėčiau būti močiutė, na kada nors. Salomėja, kuo tu norėtum būti? Linai, kaip tu jautiesi, kai mūsų dukros atsiveda vaikinus ir su mumis supažindina ir mes bendraujam su jų draugais? Man tai nei šilta, nei šalta. Man kažkaip tai net per daug keista, tiesą pasakius, nes tie vaikinai tokie labai jau pasimetę ir tokie jau priblokšti būna. Tai. Man atrodo, kad jie nedaugiau už mus pasimetę. Kaip tu įsivaizduoji, būsimas žentas, kaip tu įsivaizduoji mūsų dukros ateitis, jo rankose ir kaip visą tai bus? Man tai kažkaip tai dar nesišvečia, aš nieko dar nesuprantu apie tas dalykus. Man kažkaip atrodo, kad jos mokės išsirinkti, aš taip tikiuosi, kad mes rodom kažkokį tai šeimos modelį, pavyzdį, kaip mes gyvenam, galbūt tai padės joms pasirinkti teisingai, aš taip tikiuosi, kad jos nepuls į pirmą pasitaikiusi glėbį. Aš irgi taip labai tikiuosi ir labai stengiuosi savo šeimoje vyriškumą rodyti kaip pavyzdį, koks turėtų būti tėtis, koks turėtų būsimas vyras. Ir labai tikiu, kad jie tai mato ir turės omeny. Ar žinai, kas man yra tikrasis vyriškumas? Aš taip įsivaizduoju, tai yra vaikam paruošti pietus, sutvarkyta buitis, sutvarkyti kambariai, visapusiška meilės rodymas tau, visapusiškas ženklai būtent vyriškumo, kurie, aš taip kaip įsivaizduoju tą vyriškumą, ką paveldėjau iš savo tėčio. Tai man labai patiko vakar, kai Snieguolė sakė, kad vienu žodžiu tai galima apibrėžti, kad tai yra atsakomybė, kad bet kada, bet kokioj situacijoje tu liksi kartu.